Šiandien vyksta UTech, aukštų technologijų ir verslo sintezės konferencija. O kodėl būtent pasirinko tokį pavadinimą? Nes pamatėme, kad visi iTech ir visi žodžiai prasidedantis I jau yra užregistruoti, todėl nusprendėm kitą raidę tiesiog paimti. Ir ką šiandien atėję studentai pamatys jūsų konferencijoje? Jie galės išgirsti pranešimus, būtent IT vienų didžiausių įmonių pasaulyje, tai yra IBM ir Microsoft. Taip pat galės išvysti pakankamai naują dar pasaulyje Microsoft įrenginį, tai yra Microsoft Surface. Ir taip pat jie galės pasiklausyti UAB Fermentas generalinio direktoriaus pristatymo apie biotechnologijų įmonės. Ar tai tęstinis jūsų renginys? Na, tai yra mūsų pirmas renginys, bet mes tikimės, kad jis bus kasmetinis. Ar galėtum pasakyti, ką prarado tie studentai, kurie neatėjo šiandien jūsų konferenciją? Jie iš tikrųjų prarado labai retą galimybę nemokamai pasiklausyti aukšto lygio vadovų pristatymus ir išvysti Microsoft Surface, būtent įrenginį. Ir šitą konferenciją organizavo studentų atstovybė. Taip, ISM, Vadybos ir ekonomikos universiteto studentų atstovybė, tačiau mūsų rėmė ir mūsų partneriai yra ISM universitetas, taip pat Švietimo ir mokslo ministerija, taip pat Lietuvos studentų sąjunga ir Lietuvos studentų atstovybių sąjunga.